Aš noriu labai trumpai pasidalinti su jumis dalyku, kuris man pačiam yra įdomus dabar. Aš sakyčiau, kad tą dalyką būtų galima įvardinti kaip nežinomybės arba paslapties žmoguje magija. Mes gyvename racionalistiniai kultūroje, kurioje iš tikrųjų, man atrodo, jau daugiau negu 100 metų buvo tikima labai giliai, kad ne tik pasaulį galima paaiškinti, kad galima paaiškinti racionaliai ir patį žmogų, žmonių santykius. Ir mes žinome, kad iš šito projekto gimė faktiškai visa mūsų modernioji savimonė. Tokie mokslai kaip sociologija, tokie mokslai kaip antropologija, apskritai socialiniai mokslai, psichologija, jie yra pagrįsti prielaida, kad žmonių santykiai ir žmogaus gyvenimas yra racionaliai išanalizuojamas. Ir aš to jokių būdų nenoriu paneigti, todėl kad iš tikrųjų protas ir žmogaus galimybė intelektualiai, prasmingai pasakoti savo gyvenimo istoriją arba analizuoti bei filosofiškai apmastyti savo epochą yra tai, kas man nekelia abejonių. Bet tuo pat metu su laiku aš supratau, kad egzistuoja vienas galingas impulsas, kuris priešinasi visam tam. Tas impulsas vis dėlto mums byloja, kad yra kažkokia tai paslaptis kiekvienoje gyvenimo formoje, kiekvienoje situacijoje, kiekviename epizode, tai, ko mes nežinome. Ir galų gale netgi pačios rafinuočiausios mokslo teorijos pasijunta bejėgės, kai kada paaiškinti tas situacijas. Mes niekada nesužinosime, kaip civilizuočiausioje Europos tautoje kilo režimas, kurio baisimės iki šiol – nacizmas. Mes iki šiol racionaliai nepaaiškintume, kaip kilo faktiškai šėtono valstybė, kuri buvo skurta Stalino Rusijoje. Nepaisant to, kad tai buvo šalis, kurios kultūra ir literatūra pavergė visą Europą. Mes negalėtume paaiškinti daugelio kitų dalykų. Mums būtų neaišku, kaip buvo galima apskritai tokio racionalumo kultūroje grįsti ekonominį gyvenimą karais. O Europos ekonominis gyvenimas daug šimtmečių buvo grindžiamas karais. Tiesiog. Tai būtų labai neteisinga manyti, kad karai buvo viso labo tik tai religiniai konfliktai, konfesiniai karai. Ne, jie buvo labai racionalus ekonomikos plėtojimo būdas. Visa ispanų konkista buvo nekas kita kaip sidabro būtinybė karališkajam iždui. Ir iš to kilo gana baisus dalykai ispanų politikoje. Ir va klausimas, kiek mes pažįstame iš tikrųjų žmoniją ir kiek mes galim pažinti žmogų. Gal pradėkime nuo to, kad epocha, kuri siejama su žmogaus pažinimu, Renesansas, pateikė visiškai priešingą impulsą – idėją apie žmogaus nepažinumą. Mes žinome, kad Jakobas Burkhartas, šveicarų istorikas ir filosofas, yra nukalęs tokią frazę, kad Renesansas tai buvo žmogaus ir pasaulio atradimas. Na, jis be abejo turėjo omeny geografinius pasaulio atradimus ir taip pat renesansinę, didžiąją, galima sakyti, visą antropocentrinę kultūrą, kuri atrado žmogaus fizinį grožį, žmogaus harmoningumą. Bet va tuo pat metu iškyla idėja apie tai, kad mes nepažįstam žmogaus ir pirmiausia nepažįstam pačių savęs. Ir vienas iš poetų, kurie yra tapę mano mylimiausiais poetais, tai yra tokia fatališka meilė, aš tuo metu nemokėjau prancūzų kalbos, o kalbu aš apie poetą François Villioną, kuris gimė 1431 metais ir kurio pėdsakai Prancūzijoje išnyksta 1463. Ir šitas žmogus apstulbino Paryžių tuo, kad buvo labai geras studentas, įstojo į Sorboną, studijavo klasikinius menus, šiandien pasakytume humanitarinius mokslus, tapo bakalauru, netrukus netgi licencijatu, o licencijatas buvo labai aukštas laipsnis. Aš noriu pasakyti, dabar mes jo neturime Lietuvoje, o kažkada licencijatas tai buvo jau galimybė, kurią universitetas suteikdavo tau ginčytis su mokslininkais. Tu buvai ne vien išsilavinęs, bet licencijatas reiškia praktikavimo galimybę. Jis tobulai mokėjo lotynų kalbą, bet, kaip ir Dantė, atsisako rašyti lotyniškai. Villionas tobulai mokėdamas lotyniškai viską rašė prancūzų kalba. Ir faktiškai tapo beveik prancūzų literatūrinės kalbos tėvų. Kuo jis buvo ypatingas? Jis buvo panašus į poetus, kurie buvo vadinami vagantais. O vagantai buvo klajojantis poetai, kurie būdavo išmesti iš dvasinių akademijų. Jonas vagantų netapo. Jis mokėjo tobulai lotynų kalbą, bet rašė tik prancūziškai. Ir 15 amžiuje jis pradėjo rašyti eilėraščius, kurie atrodė
pranokę savo epochą 2-3 šimtmečiais. Juk reikalas tas, kad tuo metu poezija buvo gana proginė. Ir rūmų poetai rašydavo eksploatuodami tuos formatus arba tas formas, kurios labai įrėmindavo poetą. Sonetas tai buvo apie meilę, tu turėjai kartoti daugmaž Petrarką, kartoti soneto formą. Ir jeigu pamenate, skaitytumėte Cervanteso Don Quixotą įdėmiai, tai pajustumėte, kad yra išsityčiojama jau iš soneto rašytojų ir poetų, nes sonetas patyrė bankrotą. Jau jo laikais, 17 amžiuje, visi rašė sonetus, kas netingėjo. Tai Vijono laikais visi rašė, kas netingėjo, irgi meilės lyriką arba panegirinę poeziją. Ir staiga šitas žmogus parašo stulbinančią grožio poeziją ir ją pripažįsta kunigaikštis. Hercogas Karolis Orleanietis. Jisai savo rūmose steigdavo poetų turnyrą. Ir tam poetų turnyre turėdavo dalyvavę poetai parašyti gražiausią eilėraštį paradokso principų. Turėdavo būti 2 nesuderinamos temos, iš jų turėjo gimti geriausias eilėraštis. Vijonas parašė eilėraštį, kuris tapo paminklu savęs nesuvokiančiam žmogui. Tai buvo baladė parašyta Blois varžyboms. Įdomu, kad tą eilėraštį nuostabiai gražiai į lietuvių kalbą išvertė vertėjas, kurio didžiausiai lietuvių vertėjai nelaiko buvus vertimo virtuozų – Aleksys Churginas. Į jį gana kritiškai žiūri patys geriausi vertėjai, įskaitant Tomą Venclovą, bet kai ką jis išvertė sėkmingai. Bodlerą jis vertė gana gražiai ir visiškai, mano manimu, gražiai išvertė eilėraštį, kurį aš jums noriu perskaityti, todėl, kad tai yra tikras stebuklas. O eilėraštį jis parašė tokį. Tema iš troškulio aš mirštu prie šaltinio. Ir eilėraštis skamba taip. Iš troškulio aš mirštu prie šaltinio. Prie pat ugnies man šalta ir žvarbu. Lyg ištrėmi man traukiu į gimtinę. Tarytum driskius alkanas drebu, nors vaikščioju karališkų rūbų. Aš raudu ir pro ašaras kvatoju. Aušros ilgiuosi keikdamas rytojų. Gedram dangui dairausi debesų. Atgavęs galę, aš jėgų nustoju. Mylojamas ir ujamas visų. Man geras patarimas kelia baimę. Melagio žodžiais aš tikiu šventai. Tuo, kas yra suprantama savaime, imu aš abejoti neretai. Akis atmerkęs aš miegu kietai. Gulėdamas bijau įkristi duobę. Aš puolu tą, kuris mane priglobė. Linkiu labos nakties, kai dar šviesų. Tuščiam kapšy kasdieną ieškau lobio. Mylojamas ir ujamas visų. Nesivaikydamas pasaulį nieko, vaikausi pelno, be jokios naudos. Bičiulį, kurs mane bedoj palieka, tikrų draugų laikau aš visados. Atskirti gryną tiesą nuo klastos ir juodvarnį nuo gulbės aš nemoku. Nelaimės valandoj iš džiaugsmo šoku, o laimę nepatenkintas esu. Aš daug žinau, bet išmanau mažoką. Mylojamas ir ujamas visų. Kilnus valdove, tebūnie man leista prisipažinti, jog nerandu savo vaisto, kuris padėt galėtų iš tiesų. Deja, esu aš būdo baisiai keisto. Mylojamas ir ujamas visų. Štai toks eilėraštis, kuris nuskambėjo kaip stebuklas. Bet kas įdomu, jisai iškėlė va tokį impulsą Renesanso epochoje, kurioje žmonės didžiavosi tuo, kad gali įskaityti neoplatonikų simbolius. Čia jau profesoriaus Gintauto Mažeikio siužetai. Renesansinė simbolika, įvairiausi ezoteriniai dalykai, Florencijos humanistai, kurie didžiavosi tuo, kad mokėjo aramėjų kalbą. Galėjo išversti Zocharą, galėjo domėtis kabalistika, žinojo daugybę dalykų ir tikėjo matematikos galia ir simboliniam sistemam. Ir šita epocha pagimdė visiškai kitą idėją apie tai, kad pažinti žmogaus yra neįmanoma. Ir gal ko gero netgi baisus pavojus žmonijai slypi ambicijoje iki galo pažinti žmogų. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų didžiausiam mene, man atrodo, labiausiai sukrečianti patirtis ateina būtent iš intuicijos, kad mes kažko niekad nesužinosime. Yra žmoguje tai, ko mes niekad jame nesužinosime. Ir ta idėja slypi ne tik tai tragedijose. Kada žmogui nusižudžius, tu pagalvoji, kad jis neturėjo to padaryti, tu tarsi pažinojai jį. Pasirodo, tu nepažinojai jo. Yra tai, ko mes nežinome žmonėse. Ir baisi nesąmonė manyti, kad egzistuoja teorijos, kurios iki galo paaiškintų žmogų, jo pasirinkimus ir jo laisvę. Ir žiūrėkite, kai mes mėginame dabar kažką tai pasakyti apie dalykus, kurie atrodo paslaptingi. Kada kalbam apie Leonardo da Vinci, pasaulis dažniausiai linkęs kartoti ir manau, kad pavertė pop kultūros dalim Mona Lisa. Kada pamatai Louvre
turistų minės, ypač japonų, kurie įvairiom pozom, net tilteliu fotografuoja Mona Lizą, pagalvoju, kad tai yra tiesiog popkultūros dalis šiandien, bet iš tikrųjų Monos Lizos šypsena gal net nėra ta paslaptis. Paslaptis slypi visai ne ten. Ją mėginta įminti daug kartų, vienas anglų medikas nustatė, kad ji laukėsi tuo metu greičiausiai, Gelumbės pirklio žmona, kad rankų padėtis iš jos, taip sakant, pozicijų byloja, kad ji laukėsi ir taip toliau. Panašiai, iš čia galbūt moteriška paslaptis. Man atrodo, kad tos teorijos yra naivios. Mėginimas paaiškinti Ofelijos paslaptį moksliniais metodais, Hamletą tyrinėjant, arba mėginti paaiškinti Džokondos paslaptį būtų kvailystė, bet dar didesnė paslaptis slypi, man atrodo, kitame dalyke, kad iš tikrųjų tapytojai kai kada įamžindavo žmonės, kurie absoliučiai nieko nereiškia pasauliui. Man atrodo, tai yra viena iš paslapčių. Nieko nuostabaus nėra įamžinti labai turtingą žmogų. Mes žinome, kad viduramžių renesanso triptichuose vadinamieji donorai, tie, kurie užsakydavo paveikslą, jie yra įamžinti tarp šventųjų kažkur tai, jie atsiranda biblijinėse siužetuose, žmona su dukterimis tarp šventų Barboros, Kotrynos, vyras tarp šventų Petro, Povilo, Jeronimo ir taip toliau. Bet tu įamžink žmogų, kuris absoliučiai nežinomas visiškai. O tokių nežinomų žmonių, man atrodo, kaip tik galerija būtų pati įspūdingiausia. Žmonės, apie kuriuos mes nieko nesužinosime. Man atrodo, vienas iš labiausiai perskrodžiančių mintį dalykų kultūroje yra, kada tu matai Botticelio arba Karavadžo arba Filipo Lipio paveikslą ir jis vadinasi tiesiog merginos portretas arba vaikino portretas arba nepažįstamojo portretas. Man atrodo, kad tas nepažįstamasis yra galinga kultūros metafora. Žmogus ir yra nepažįstamasis. Žmogus kultūroje yra nepažįstamasis. Ir man atrodo, kad daug savęs apgaulės būdų kyla tada, kada mes manom, kad visa tai gali būti paaiškinta. Aš puikiai suprantu, kad šitas žanras, kurio aš pavojingai ėmiausi, man niekaip neleidžia išplėtoti paskaitos iki akademinio formato, kuriame turėtų ateiti įrodymai, egzemplifikacija, pavyzdžiai, istorinė tam tikra išklotinė. Dėl to leiskite eiti į finalinę dalį, tam tikrą moralą, kuri paverčia mano paskaitą greičiau pasakėčią kažkokia tai. Tai šita pasakėčia apie Europą galėtų baigtis jau daugiau literatūrinė intuicija. Man, kai aš buvau jaunas žmogus, atrodė, kad man labai patinka rašytojai, kurie yra filosofiški, intelektualūs. Na ir aš persirgau tom ligom, matyt, kuriuom persirga daugelis jaunų skaitytojų, įsimylėdamas Hesę kažkada, tai ir panašius autorius, Bildung romaną vokišką. O vėliau man pradėjo patikti visiškai kitokio tipo rašytojai. Ir aš supratau puikiausiai, kad būdamas pats teoretikas, būdamas filosofijos dėstytojas, aš visiškai nenoriu filosofo matyti rašytojo kūryboje. Mane kaip tik domina ta rašytojo paslaptis. Ir aš pradėjau suprasti, kad kokie nors trumpi ir dieviški Hemingvėjaus sakiniai mane, kaip sako jaunimas, veža daug labiau negu labai rafinuoti pasažai iš tokio kvazi filosofinio kūrinio. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų gera literatūra, kaip ir menas, lygiai taip pat turi savyje tą nepaaiškinamumo substanciją. Yra kažkas tai, ko neįmanoma paaiškinti. Ir tą dalyką man tobulai yra kažkaip tai surezonavęs ir pakartojęs mano mylimas rašytojas, Aizekas Baševis Singeris. Labai nevienodai vertinamas žydų rašytojas, kuris gimė Lenkijoje, suspėjo pabėgti į Ameriką ir nematė katastrofos visos antro pasaulinio karo, bet jo visas gyvenimas buvo pagristas nostalgija, baisia nostalgija Lenkijai, savo gimtajam miesteliui ir tam, ką jis matė vaikystėje. Ir jis mėgino prisiminti, tai buvo literatūra kaip lėta atmintis, kaip Platono anamnezė beveik. Ir kas įdomu, kad Singeris yra 2 kartus pamėginęs pagrįsti idėją, kurią aš mėginu išrutuliuoti, apie žmogaus nepažinumą, kuris vadina stebuklų žmoguje. Tai vieną kartą jis yra pasakęs apie literatūrą, tiesiai šviesiai, kad literatūra neturi mėgdžioti filosofijos ir mokslo. Literatūra neturi būti per daug intelektuali. Kad literatūra, sako Singeris, gimsta iš supratimo, kad priežastingumas tėra kaukė ant likimo veido. Jo žodžiai, kuriuos aš labai mėgstu, kad priežastingumas tai yra kaukė ant likimo veido ir kad galų gale egzistuoja paslaptis, kurios mums nelemta sužinoti. Paslaptis žmoguje. Ir vienas iš jo kūrinių, kurie man labai patinka ir aš juo baigsiu, tai stebuklai. Jisai ir vadinasi stebuklai. Jisai aprašo vieną jauną žmogų, kuris laimingai lieka gyvas. Jis likęs gyvas per holokaustą negali suprasti, kaip jis liko gyvas.
Kodėl? Kodėl galbūt už jį daug labiau verti gyvenimo žmonės žuvo, o jis liko gyvas? Ir jis mėgina paaiškinti tuo, kad Dievas buvo su juo labai keistų būdų. Jam sekėsi situacijose, kuriuose turėjo nesisekti. Jis nesupranta to, kaip aplinkui vienas po kito žūsta visi draugai, jis lieka gyvas. Galų gale jis nesupranta, kaip jisai pamato savo vienintelę gyvenimo meilę. Karo metu. Jis pamato ją, nors mane, kad ji yra žuvusi. Ir va tada, kai jie pasimato, jis supranta, kad jeigu jis tyliai prašydavo kažkokios tai pagalbos dangaus, jis suprato, kad jis daugiau nieko nebegali prašyti. Jam buvo duotas maksimumas. Jis patenka paskui į konclagerį, bet lieka gyvas. Ir tada jisai pasako tokią frazę, kad jeigu tu paprašai ko nors per daug, gali būti viskas nubraukta. Viskas bus nubraukta. Tu turi prašyti kažko labai nedaug ir galbūt tada tau pavyks. Ir va, visą šitą jis aiškina tylių suokalbių tarp savęs ir Dievo. Žinoma, tame romane esama ko tik norite, galima žvelgti tokios chasidiškos mistikos beveik, bet iš tikrųjų, aš manau, kad nuo Vijono iki Singerio mes matome vieną dalyką. Galima racionaliai paaiškinti, ką tik nori. Mes paaiškintume bažnyčios istoriją, jos galios istoriją, meno istoriją, kultūros istoriją, rūmų istoriją, architektūros istoriją, vyskupijos istoriją, visi institutai, kurie veikia Vijono laikais Paryžiuje, arba kaip kilo Antrasis pasaulinis karas. Puikūs, racionalūs paaiškinimai egzistuoja. Politologiniai, ekonominiai, kokie tik tai norite. Vieno dalyko tik tai niekada nepaaiškins šitos racionalios sistemos. Ką jautė žmonės, kurie nepateko į istoriją. Ačiū.